Aš esu Scarlett 34 teri ir ką tik sužinojau, kad mano 8 metų dukterė čia nėra mūka. Ji sugriebė mane už rankos ir sušnibždėjo baisiausius žodžius, kuriuos kada nors esu girdėjusi. Teta, mama sakė, kad tu greitai mirsi, o močiutės palikimas bus mūsų, nors šypsena niekada nesitraukė nuo mano veido. Viduje mano pasaulis sudužo į 1000 gabalėlių. Ta diena, kai tai įvyko, buvo antradienio rytas. Aš buvau namie, kai sulaukiau Madison skambučio. Jis skambėjo labai susijaudinusi, pasakojo apie sprogusias vamzdžių problemas ir brangius remontus. Paklausė, ar galėčiau prižiūrėti Emą vos 3 dienas. Žinoma, sutikau, nes tai, ką daro šeima, ar bent jau taip maniau. Per pastaruosius 2,5 metų aš vadovavau mūsų šeimos prabangos papuošalų verslui po mamos mirties. Nuo to momento, kai man buvo 15, dirbau šioje srityje, o dabar sugebėjau paversti mūsų vietinę parduotuvę tarptautiniu prekės ženklu. Palikimas buvo aiškus. Aš gaunu verslą, Madison dvarą su keliais vertingais daiktais, o maža Ema - šalies namą. Mama žinojo, kas iš tikrųjų buvo šalia, kas suprato darbą. Madison atrodė protinga su savo palikimu, parduodama brangias mašinas ir dizainerių rankinės, mažindama savo gyvenimo lygį. Aš buvau išdidžiai stebėjusi, kaip mano mažoji sesuo galiausiai užaugo ir atsakingai tvarkė pinigus. Pasirodo, kiek mažai aš žinojau apie viską. Ema visada buvo miela mergaitė, bendraujanti per gestus ir rašytinius pranešimus. Gydytojai teigia, kad jos nebylumas greičiausiai yra psichologinis, galbūt susijęs su tėvo išvykimu, kai jai buvo 3. Madison bandė kalbos terapiją, specialistus, viską. Mes visi priėmėme tai kaip neatsiejamą Emos asmenybės dalį. Tačiau kai tas automobilis suko kampą ir Ema staiga prabilo, kiekviena mano šeimos prielaida sprogo į šipulius. Jos balsas, kalbantis portugalų kalba, mūsų močiutės kalba, skambėjo dar šiurpesniam. Ema nedelsdama užsidėjo rankas ant burnos, akys plačios iš siaubo. Tai nebuvo vaiko baimė, kuris netyčia kalbėjo pirmą kartą. Tai buvo vaiko baimė, atskleidusio paslaptį, kurios ji niekada neturėjo atskleisti. Aš nusilenkiau iki jos lygio, stengdamasi, kad mano balsas būtų švelnus, nepaisant besiblaškiančio širdies ritmo. Ema, mieloji, ką tu ką tik pasakei, ji energingai supurtė galvą ir atsitraukė nuo manęs. Tyluma, kuri buvo ją apėmusi 5 metus, staiga atrodė ne kaip negalia, o kaip savisaugos instinktas. Ta naktį negalėjau užmigti, žiūrėdama į lubas, Emo žodžiai nuolat skambėjo mano galvoje. Mano sesuo, kuriai aš teikiau emocinę ir finansinę paramą nuo mamos mirties, matyt, planavo mano mirtį. Ir ji buvo pakankamai žiauri, kad įtrauktų savo dukrą į bet kokį iškreiptą planą, kurį buvo sumaniusi. Tikrai bjaurus aspektas buvo tai, kad buvau tokia išdidžia, jog Madison pagaliau išmoko atsakingai elgtis su pinigais. Emma ramiai kvėpavo svečių lovoje, o aš, klausydamasi jos ramybės, supratau, kad viskas, ką maniau žinanti apie savo šeimą, buvo melas. Tuo tarpu Madison, mano sesuo, elgėsi neatsakingai. Ji likvidavo šeimos turtą, nes tikėjosi, kad netrukus gaus didelį atlygį. Tačiau aš turėjau pranašumą, apie kurį Madison nežinojo, ką tik sužinojau jos didžiausią paslaptį. Ir skirtingai nuo mano 8 metų dukterėčios neketinau tylėti. Vaikystėje buvau ta dukra, kuri visada pasirodydavo. Kol Madison 3 metai jaunesnė ir žymiai žavesnė, gyveno kaip princesė, mėgaudamasi automatinėmis išmokomis, aš po pamokų ir vasaromis mokiausi visko apie šeimos juvelyrikos verslą. Ne todėl, kad mama mane priverstų, bet todėl, kad tikrai mėgau amato subtilybės, istorijas už kiekvieno dirbinio ir meną, kaip surasti klientams jų tobulą lobį. Madison, atrodydama kaip besirūpinanti princesė, mūsų šeimos parduotuvę traktavo kaip asmeninį bankomatą. Ji kartais užsukdavo, paimdavo pinigų kokiam nors socialiniam renginiui ir vėl dingdavo. Mamai tai niekada nesukeldavo jokių rūpesčių. Madison turi rasti save, sakydavo ji, kai aš keldavau klausimus dėl akivaizdaus palankumo. Pasirodo, aš jau buvau rasta dirbdama. Kai man sukako 18, užsirašiau į gemologijos kursus ir verslo pamokas, tuo tarpu Madison keliaudavo po Europą, naudodama mūsų tėvų pinigus.
Sulaukusi 25, vadovavau kasdieniam verslo valdymui, o Madison mėgavosi joga Kostarikoje, stengdama suderinti savo čakras. Kai man sukako 30 ir įgyvendinau tarptautinę plėtrą, Madison bandė tapti įtakinga asmenybė socialiniuose tinkluose. Juokinga, kaip šeimos verslai parodo, kas iš tikrųjų rūpinasi šeima. Mamos testamentas puikiai atspindėjo tą realybę. Aš paveldėjau juvelyrikos įmonę, kurios vertė buvo $3,2 milijono, be to visus verslo turtus ir klientų santykius, kuriuos kūriau daugelį metų. Madison gavo šeimos dvarą, kurio vertė buvo $800,000, taip pat mamos asmeninė vintage juvelyrikos kolekcija, vertinama $400,000, o Emma paveldėjo kaimo namą, kurio vertė $350,000. Nėra grynųjų pinigų, nėra automatinio pajamų srauto, nėra patikimų fondų kam nors, kas niekada gyvenime neuždirbo nė dolerio. Madison staiga susidūrė su nekilnojamojo turto mokesčiais, išlaikymo išlaidomis ir realybė, kad gražūs namai patys už save nesumoka. Tikėjausi, kad ji nuomos kambarius arba parduos mažesnius juvelyrikos dirbinius, kad suvaldytų išlaidas. Tačiau ji, atrodė, su viskuo susidorojo stebėtinai brandžiai. Darbuotojai buvo atleisti, prabangus automobiliai parduoti, dizainerių kolekcijos likviduotos. Iš tiesų, aš ją pagiriau už tai, kad taip elegantiškai priėmė sunkius sprendimus. Ji nusišypsojo ir padėkojo man už supratimą, kaip sunku buvo pereiti per šį laikotarpį. Kokio talento aktorė. O po mamos laidotuvių Madison su ašaromis akyse apkabino mane ir pasakė: esu labai dėkinga, kad rūpiniesi verslu, kurį mama taip mylėjo. Aš niekada negalėčiau daryti to, ką tu darai. Tuo metu tai atrodė kaip pripažinimas, gal net pagarba. Dabar supratau, kad greičiausiai ji vertino, ką galiausiai paveldės, kai manęs nebus, kad paveldėčiau tai pati. Ryte po to, kai Emma atskleidė savo paslaptį, stebėjau, kaip mano dukterėčia stumdo kiaušinius per lėkštę. Jos mažos pečiai buvo įtempti, nešant paslaptis, kurias ji buvo per jauna, kad galėtų su jomis susitvarkyti. Ji nuolat nervingai žvilgčiojo į mane, o mūsų akys susitikus greitai nuo manęs nusisukdavo. Emma, pasakiau švelniai. Žinai, kad aš tave myliu, tiesa? Nepriklausomai nuo visko, ji linktelėjo, bet vis tiek nesugebėjo prabilti. Ir tu žinai, kad jeigu kas nors prašo tavęs laikyti paslaptį, kuri tave gąsdina ar liūdina, visada gali pasakyti suaugusiam, kuriuo pasitiki. Šį kartą ji pažvelgė tiesiai man į akis, viduje vykstant dideliai kovai, matydama, kaip lojalumas mamai kovoja su palengvėjimu, kad pagaliau turėjo ką nors, kas galėtų ją išklausyti. Po pusryčių paskambinau savo asistentui ir paprašiau, kad atšauktų visus mano suplanuotus susitikimus. Nežinodama, ką Madison ketina daryti, turėjau išsiaiškinti situaciją, kol nuspręsiu, kaip apsaugoti tiek Emma, tiek save. Bet pirmiausia, turėjau sužinoti, ką mano sesuo manė žinanti apie paveldėjimo įstatymus ir ar ji planavo mano mirtį nuo tos dienos, kai buvo perskaitytas mamos testamentas. Baisiausia nebuvo tai, kad Madison norėjo manęs mirusių. Baisiausia buvo tai, kiek ilgai ji tai planavo ir kaip natūraliai į savo sąmokslą įtraukė savo dukrą. Žvelgdama į Emmos įsigandusią veidą per pusryčių stalą, supratau, kad tai nebe apie pinigus ar paveldėjimą. Tai buvo apie vaiko išgelbėjimą iš motinos, kuri jau padarė per daug, kad užgniaužtų jos balsą 5 metams. Reikėjo sužinoti, ką Madison manė paveldėsinti, kai manęs nebeliks. Praleidau rytą bandydama elgtis normaliai, leisdama Emmai žiūrėti animacinius filmukus, kol aš tariamai dirbau namuose. Tačiau mano mintys skrido, bandydama sudėlioti Madison planą. Jei ji reikalinga prieiga prie kažko namuose, kad galėtų įgyvendinti savo sumanimą, ši santechnikos avarija galėtų būti puikiai slėptuvė. Apie vidurdienį pasiūliau, kad nuvažiuotume paimti Emmos drabužių ir mokyklinių reikmenų iš Madison namų. Emma entuziastingai linktelėjo, gal net per daug lyg norėdama pabėgti nuo savo paslapties naštos. Madison dvaras, paveldėtas iš mamos, stovėjo ant 3 akrų puikiai prižiūrėtų žemės plotų, kurių priežiūra greičiausiai kainavo daugiau nei daugelio žmonių metinės algos. Tai buvo tokia vieta, kuri šaukėsi turtingumo, bet šnabždėjo bankrotą, jei negalėjai sau leisti jos išlaikymo.
Naudodama atsarginį raktą, kurį Madison man buvo davusi prieš daugelį metų, įėjome pro šoninės duris. Emma iškart nubėgo į viršų susirinkti drabužių, palikdama mane stovėti didžiuliame foyer su krištolo šviestuvu ir marmurinėmis grindimis. Viskas atrodė normaliai, brangiai ir visiškai neįmanoma Madison išlaikyti. Tačiau kažkas atrodė keista. Apsidairiau link Madison darbo kabineto kambario, kuriam niekada nesuteikiau daug dėmesio. Durys buvo šiek tiek pravertos, atskleidžiant stalą, padengtą popieriais ir atidarytų nešiojamuoju kompiuteriu. Mano sesuo visada buvo neatsargi su saugumu, greičiausiai niekada neįsivaizduodama, kad kas nors norėtų ištirti jos asmeninius reikalus. Teta, Emmos balsas mane nustebino. Ji stovėjo ant laiptų viršaus, mažas lagaminas rankose. Ar galiu tau kažką parodyti, paklausė ji, lėtai nusileisdama laiptais ir artėdama prie manęs su veidu, kuriame buvo sunku perskaityti emocijas. Mamos kompiuteris sušnibždėjo ji, nurodydama į ofiso pusę. Kartais ji leidžia man juo naudoti žaidimams ir mokyklos projektams. Aš žinau slaptažodį, mano širdis sustojo. Emma, mes neturėtume, pasakiau, bet jį pertraukė, jos balsas buvo vos girdimas. Noriu tau parodyti kažką baisaus, baisaus? Jo žodžiai privertė mano kraują stingti. Ši 8-metė bandė apsaugoti mane nuo kažko, ką netyčia atrado. Kažko, kas matyt ją kankino jau ilgą laiką. Emma vedė mane prie stalo ir parodė miegančiam nešiojamajam kompiuteriui. Ji mano, kad aš nekreipiu dėmesio, bet taip nėra. Mačiau, kaip ji rašė kažkam apie tave. Sudrebėjančiomis pirštais Emma paspaudė jutiklinį paviršių ir ekranas prabudo, paprašydama slaptažodžio. Jie atsargiai įvedė Emma 2016, matyt, tai buvo metai, kai mano sūnėna buvo gimusi, tas pats slaptažodis, kurį Madison naudojo jau daugelį metų. Kompiuteris atsidarė tiesiai Messenger programėlėje ir tai, ką pamačiau, privertė mano kelius nuslysti. Pokalbių serija su žmogumi, vardu Riko M. žinutės besitęsiančios kelias savaitės, o jų turinys buvo tiksliai toks, kokį Emma buvo užsiminusi, bet kažkaip dar baisesnis nei mano blogiausios baimės. Reikia tai sutvarkyti prieš ketvirtinius verslo ataskaitas, rašė Madison prieš 3 dienas. Ji kitą savaitę važiuos kalnų maršrutu į Vancouver klientų susitikimą. Stabdžių linijos turėtų sugėti ant tų posūkių. Tegul atrodo, kad tai atsitiktinumas, mano sesuo planavo mane nužudyti su verslo sandorio precizija. Riko atsakymai buvo vienodai šokiruojantys. Supratau. Ta pati kaina, apie kurią kalbėjomės. Mokėjimas, kai darbas patvirtintas. Baigta, aš padariau ekrano nuotraukas visko, mano rankos drebėjo taip, kad vos galėjau valdyti telefoną. Ten buvo 10 žinučių, įskaitant diskusijas apie laiką, vietą, mokėjimo metodus ir atsarginius planus. Madison elgėsi su mano nužudimu kaip su projektų valdymo užduotimi. Bet labiausiai širdis skaudino aplankas darbą laukyje, pažymėtas S, viduje buvo dokumentai, kuriuos matyt jį paruošė po mano mirties. False testamentas, kuriame ji buvo pavadinta mano verslo įpėdinė. Falsifikuoti finansiniai dokumentai, rodantis neįvykusi verslo įsiskolinimą ir laiškai klientams aiškinantys, kodėl įmonei reikės naujo vadovavimo. Ji apsvarstė viską. Emma stovėjo šalia manęs, stebėdama, kaip mano veidas apmąsto Madison išdavystės mastą. Ji nežino, kad aš galiu skaityti didelius žodžius, sušnibždėjo ji. Bet žinau, ką reiškia žodžiai nužudyti. Šis vaikas gyveno su žinojimu, kad jos mama planuoja nužudyti savo tetą. Nenuostabu, kad ji nustojo kalbėti. Kaip galima apdoroti ką nors tokio, kai esi 8? Uždarėme nešiojamą į kompiuterį ir aš nusilenkiau Emmai, kad būtume viename lygyje. Brangioji, tu padarei teisingą dalyką, parodydama man tai. Tu buvai labai drąsi. Ar ketini pasakyti policijai? Paklausiau jos. Klausimas kaip dūmai pakibo ore. Ar aš? Ar galėčiau tai įrodyti? Ar kas nors patikėtų, kad mano gedinti sesuo galėtų būti iš anksto suplanuoto žmogžudystės autorė? Dar svarbiau, kaip aš galėčiau apsaugoti Emmą nuo pasekmių, kas beskiltų?
Turėjau gerai apgalvoti, kaip mus abi išlaikyti saugės, pasakiau jai nuoširdžiai. Bet Ema, tu nebebūsi priversta laikyti šios paslapties. Aš pažadu. Pirmą kartą per kelias dienas jos veide pasirodė palengvėjimo šešėlis. Tačiau išeidama iš Madison namų, suvokiau, kad mano sesuo ne tik planavo mane nužudyti dėl pinigų. Ji sistemingai ruošėsi perimti viską, ką buvau sukūrusi, tuo pačiu metu traumatizuodama savo dukrą. Laikas suprasti, ar esu pakankamai protinga, kad apgauti tą, kuris jau mėnesių mėnesiais planavo mano mirtį. Ta vakarą, kai Ema užmigo, sėdėjau virtuvėje ir žiūrėjau į ekrano nuotraukas, kurios įrodė, kad mano sesuo nori, jog aš negyvenčiau. Įrodymai buvo neabejotini, bet prieš imantis bet kokių veiksmų, galinčių pakenkti Ema ar man pačiai, reikėjo profesionalios nuomonės. Paskambinau Jamesui Pattersonui, advokatui, kuris tvarkė mamos testamentą. Ne 9 valandą vakaro jis atsakė jau po antro skambučio. Skarlote, kas atsitiko? Paklausė jis. Jamesai, turiu kelis hipotetinius teisinius klausimus apie paveldėjimo teisę. Šiuo metu tai nebe hipotetiniai klausimai. Kas vyksta? Giliai įkvėpiau. Jei man kas nors nutiktų, kas nutiktų verslui? Tavo testamentas nurodo, kad tavo sesuo yra paveldėtoja. Kaip tu ir reikalavai, nors aš rekomendavau kitaip, ji paveldės viską. Mano skrandis nusmuko. Ta testamentą parašiau prieš 3 metus, kai dar maniau, kad Madison yra tiesiog nebrandus, o ne potencialus žudikas. O jei Madison paveldės, kas bus su Ema? Būdama Madison dukra, Ema galiausiai paveldės iš savo motinos. Kodėl klausi? Paklausė Jamesas. Rytoj ryte noriu, kad atvažiuotum. Turiu įrodymų, kad Madison planuoja mane nužudyti. Tyla. Skarlote, tai labai rimtas kaltinimas. Turiu ekrano nuotraukų, kuriuose ji planuoja mano žmogžudystę su kažkuo, ką ji samdė. Ji kalbėjo apie stabdymo linijos sabotavimą ir tai, kaip tai suderinti su mano verslo kelionėmis. Jėzus Kristus. Ar susisiekei su policija? Norėjau pirmiausia pasikalbėti su tavimi. Yra vaikas. Ema buvo traumuota atsitiktinai išgirdusi šiuos planus. Būtent taip ir sužinojau. Aš atvyksiu 8 valandos ryto. Negalima niekur eiti vienai ir neleisk Madison sužinoti, kad tu žinai ką nors. Paskambinusi praleidau valandas tyrinėdama viską, ką galėjau sužinoti apie Riko M. Madison pokalbių žurnaluose buvo mokėjimai kažkam su elektroniniu paštu reichome@protonmail.com. Greitas paieškas atskleidė Riko Martinez 34 metų turintis smurto istoriją ir įtariamą dalyvavimą keliuose atsitiktiniuose mirtimuose per pastarąjį 10-metį. Mano sesuo buvo samdžiusi profesionalą. Kitą rytą Jamesas atvyko su 2 didelėmis kavos puodeliais ir veidu, kuris aiškiai išdavė, kad jis miegojo mažai. Parodyk man viską, tarė jis. Aš nuėjau per ekranus, parodžiau kompiuterio prisijungimus, papasakojau apie Emos pirmąją atskleidimą ir Madison paruoštus suklastotus dokumentus, kurie turėjo pasirodyti po mano mirties. Tai labai rafinuota, galiausiai tarė jis. Ji planavo tai mėnesius, gal net ilgiau. Suklastotas testamentas, netikros skolos įrašai, ryšys su žinomu nusikaltėliu. Tai ne impulsyvu. Tai apgalvota. Ką dabar daryti? Turime nedelsdami kviesti policiją, atsakiau. Bet Jamesas, tavo šeima, kaip žinai, šis etapas baigėsi. Pamaščiau apie Emos išsigandusi veidą, apie 5 metus, per kuriuos įtylėjo, apie paslapčių naštą, kurios neturėtų nešti nė vienas vaikas. Mano šeima baigėsi tą dieną, kai Madison nusprendė pasamdyti žmogų, kad mane nužudytų, atsakiau. Ema nusipelno geriau nei motinos, kuri įtraukė ją į žmogžudystės sąmokslus. Jamesas linktelėjo ir išsitraukė telefoną. Skambinu detektyvei Sarah Mitchell. Jis specializuojasi šeimos nusikaltimuose ir turi patirties su atvejais, kai vaikai yra liudytojai. Kol jis skambino, supratau, kad yra dar kažkas, ką turiu padaryti. Madison tikėjosi, kad aš būsiu mirusi per keletą dienų. Galbūt atėjo laikas jos planą panaudoti prieš ją pačią.
Baigęs pokalbį su detektyve, papasakojau jam savo idėją. Visiškai ne, jis iš karto atsakė. Tu nesinaudosi savimi kaip masalu, Jemese. Pagalvok apie tai. Mes turime įrodymų apie planavimą, bet ne apie bandymą nužudyti. Jei Madison eis į kalėjimą, noriu, kad būtų pareikšti kaltinimai, kurie bus neabejotini. Noriu, kad tai būtų taip uždaroma, kad ji niekada nebegautų progos pakenkti Emmai. O jei tavo planas nepavyks, tada turėsi labai aiškių įrodymų apie žmogžudystę, o ne tik sąmokslą. Jis ilgai į mane žiūrėjo. Tu kalbi apie tyčinį ėjimą į žmogžudystės bandymą, aš kalbu apie tai, kad užtikrinsiu, jog mano sesuo niekada nebepakartotų galimybės traumatiškai paveikti kitą vaiką ar vėl planuoti žmogžudystę. Kai detektyvė Mitchell atvyko po valandos, ji išnagrinėjo įrodymus su tokia atidumu, kokį turi matęs per daug šeimos išdavysčių. Jos klausimai buvo aštrūs, tiesioginiai ir pilnai orientuoti į Emmos saugumą. Vaikas su šia informacija gyvena kiek laiko, paklausė ji. Galbūt savaitės ar mėnesius, atsakiau. Ji iš esmės buvo tyli 5 metus po to, kai jos tėvas išvyko. Dabar galvoju, ar tai susiję su Madison elgesio modeliais. Reikės apklausti Emmą su vaikų psichologu. Tačiau, ponia Anderson, turiu patarti nesirinkti jokio plano, kuris kelia jums pavojų. Galime suimti jūsų seserį tik pagal sąmokslą. Mano sesuo pasamdė profesionalų žudiką ir turi atsarginių planų. Jei Riko Martinez neįvykdys šio darbo, ji ras ką nors kitą. Aš noriu, kad tai baigtųsi visam laikui. Po dar 2 valandų diskusijų mes sukūrėme planą, kuris patenkino tiek mano teisingumo troškimą, tiek detektyvės reikalavimą dėl saugumo. Madison rytojaus rytą turėjo suprasti, kad nužudimo planavimas ir jo įgyvendinimas – 2 skirtingi dalykai, ypač kai tavo aukos ketinimai yra visiškai aiškus. Aš paskambinau Madison, kad pasiteiraučiau apie jos santechnikos problemas, stengdamasis priversti savo balsą skambėti susirūpinusiu ir šiek tiek įtemptu. O tai buvo tikras košmaras, ji dramatiškai atsiduso. Visas pagrindinis vamzdis sprogo. Vandens žala visame rytinėme sparne, o rangovas sako, kad užtruks dar bent savaitę. Tai baisu. O kaip Emma? Ji jaučiasi gerai, bet turiu su tavimi pasikalbėti dėl darbo. Kas nutiko? Vankuverio klientas nori, kad mūsų susitikimas dėl individualių užsakymų naujose parduotuvėse įvyktų anksčiau. Man reikės važiuoti ten rytoj ryte, o nelaukti iki kitos savaitės. Aš galėjau girdėti, kaip Madison širdis plaka greičiau už telefono liniją. Tai staigus sprendimas, bet jie siūlo padidinti užsakymą 3 kartus, jei galime prisitaikyti prie naujo grafiko. Tiek daug pinigų negalima praleisti. Ar tu važiuosi? Puiku, ji elgėsi kaip ir numatė detektyvas Mitchellis bei aš. Taip, važiuosiu kalnų keliu kaip visada. Tai greičiau nei skristi su visais saugumo vėlavimais, o aš galiu saugiai pervežti mėginius savo automobilyje. Scarlett, gal vis dėlto reikėtų palaukti. Orų prognozė rodo galimą sniegą, o tie kalnų keliai gali būti pavojingi. Jos balsas skambėjo taip įtikinamai, kad akimirkai beveik pamiršau, jog ji planuoja mano mirtį. Būsiu atsargi, ją užtikrinau. Iš tiesų, ar galėtum pasiskolinti Riką kelioniai? Žinau, kad jis anksčiau atliko ilgus nuotolius ir būtų saugiau turėti patyrusį vairuotoją. Po akimirkos tylos Madison matyt skaičiavo, ar būtų per daug akivaizdu, jei pasiūlytų savo samdomam žudikui tiesioginį prieigą prie manęs, ar galėtų apsimesti, kad tiesiog nori padėti. Riko nesu tikra, ar jis laisvas. Ar galėtum pasitikrinti? Būčiau labai dėkinga už ramybę. Leisk man jam paskambinti ir pažiūrėti. Po 20 minučių jį vėl paskambino. Geros naujienos. Rikas sakė, kad mielai tave pavežtų. Jis puikiai išmano tuos kalnų kelius? Be galo puiku. Ar jis gali mane paimti 6 valandos ryto? Reikės anksti išvykti, kad spėtume į popietės susitikimą. Jis bus ten. Scarlett, prašau, būk atsargi. Aš tave myliu.
Jos balso nuoširdumas buvo šaltas. Mano sesuo galėjo man pasakyti, kad myli, kol aktyviai organizuoja mano nužudymą. Toks psichologinis atskyrimas rodo lygį, kurio niekada anksčiau nesu pastebėjusi. Po pokalbio paskambinau detektyvui Mičeliui, kad patvirtinčiau, jog viskas jau paruošta. Stebėjimo komanda bus išsidėsčiusi palei tavo maršrutą, ji mane nuramino. Riko automobilyje bus sekimo prietaisai, o tu būsi su mikrofonu ir GPS sekikliu. Vos tik jis bandys pakenkti tavo automobiliui ar tau, mes įsikišime. O ką daryti su Emma? Rytą prieš pat areštą vaiko apsaugos tarnybos paims Emma į apsaugą. Ji bus saugi, nesvarbu, kas nutiks. Ta vakarą sėdau su Emma pokalbiui, kurio niekada nesitikėjau turėti. Ryt labai malonų žmonės pasirūpins tavimi, kol aš spręsiu suaugusiųjų problemą su tavo mama, jos akys išsiplėtė. Ar mama turi problemų dėl tų baisių kompiuterio žinučių? Taip, brangioji. Bet tos problemos kyla dėl pasirinkimų, kuriuos padarė tavo mama, ne dėl to, ką tu padarei, parodydama man tas žinutes. Tu padėjai man jausti saugiai. Ar aš tave vėl pamatysiu? Paklausė ji. Žinoma. Tai tik laikina, kol policija užtikrins, kad visi būtų saugus. Ar aš vėl pamatysiu mamą? Toks klausimas man sudaužė širdį. Kaip paaiškinti 8-mečiui, kad jos mama gali būti nuteista už bandymą nužudyti? Dar nežinau, Emma, bet pažadu, kad visada turėsi tą, kuris tave myli ir rūpinsis tavimi. Ji rimtai linktelėjo, tada apkabino mane tvirčiau nei bet kada anksčiau. Ta naktį beveik nemiegojau. Po 12 valandų turėčiau sėsti į automobilį su vyru, pasamdytų mane nužudyti, pasitikėdama, kad policijos stebėjimas ir saugumo protokolai neleis mano sesers planui pasisekti. Bet labiau nei dėl savo saugumo, buvau sunerimusi dėl Emmos. Ji 5 metus negalėjo kalbėti, buvo traumuota to, ką matė ar išgirdo Madisone. Rytoj galėjo ją išlaisvinti iš tos traumos arba pridėti dar vieną jos sluoksnį. 5:30 ryto. Žiūrėjau pro savo virtuvės langą, kaip nepažymėti policijos automobiliai pozicionuojasi aplink mano rajoną. Detektyvo Mičelo balsas skambėjo mano beveik nematomame ausyje. Mes pasiruošę. Scarlett, prisimink elgtis natūraliai, bet nesielk neatsargiai. Kai tik pajusi, kad nesaugiai, pasakyk slaptažodį. Lygiai 6 valandą ryto juodas sedanas įvažiavo į mano kiemą. Riko Martinezas atrodė kaip tas vyras, kurį mano sesuo pasamdytų nužudyti. Profesionalus, nepastebimas ir visiškai patogus su smurtu. Laikas sužinoti, ar aš pakankamai drąsiai, kad sėsiu į automobilį su savo žudiku. Riko išlipo iš sedano su apgalvotu šypsniu. Tai buvo ta maloni klientų aptarnavimo išraiška, kuri ko gero leido jam atrodyti patikimai nekaltų klientų akyse. Vidutinio ūgio, nepastebimo bruožų, vilkintis vairuotojo uniformą, kuri atrodė pakankamai tinkama atsitiktiniam patikrinimui. Pone Anderson, aš Riko. Jūsų sesuo sakė, kad jums reikia transporto į Vancouverį. Labai ačiū, kad atsižvelgėte į paskutinės minutės prašymą, pasakiau, užsikraunanti savo rankinę ant peties ir paimdama lagaminą su netikrais papuošalais. Išties vertinu, kad turėsiu patyrusi vairuotoją šiais kalnų keliais. Jo akis akimirką per ilgai sustojo ant mano lagamino. Džiaugiuosi galėdamas padėti šeimai. Jis atidarė man keleivio dureles, o aš išgirdau detektyvo Mičelo balsą per savo ausinę. Tikslas paimtas. Stebėjimo komandos pozicijoje jūsų maršrute, pirmasis vairavimo valandos etapas praėjo įprastai. Riko ir aš sėdėjome automobilyje, leidžiamės į kalnus ir jis stengiasi palaikyti lengvą pokalbį apie eismą, orą ir laukiančią kalnų perėją. Jo tonas buvo profesionalus, net žavesnis, tačiau žinodamas jo tikruosius ketinimus, negalėjau atsikratyti įtarimu. Maži detalės, kurias pastebėjau, skleidė grėsmingą atmosferą. Jo akis nuolat skanavo veidrodėlius ir šalutinius kelius, ieškodamos seklių ar liudytojų. Tarp mūsų sėdynių jis buvo pasidėjęs mažą įrankių dėžutę ir aš supratau, kad jis buvo pasiruošęs viskam. Tavo sesuo minėjo, kad plečiate verslą tarptautiniu mastu, prabilo jis, kai įvažiavome į kalnų perėją. Turbūt jaudinantis laikotarpis.
Tai buvo daug darbo, bet taip, aš atidaviau visą savo gyvenimą tam, ką pradėjo mano mama. Šeimos verslai yra ypatingi, jo žodžiai apie šeimos palikimą skambėjo keistai. Ironiška, kad kalbėjau apie tai su žmogumi, kuris buvo pasamdytas nutraukti mano palikimą. Kylant vis aukščiau, Riko vis dažniau žvelgė į tam tikras vietas, kurias atpažinau iš detektyvo Mitchelo pranešimo. Ten buvo kelios tokios vietos, kur avarija atrodytų įtikinamai, o pagalba atvyktų lėtai. Koks gražus peizažas čia, pasakė jis, sustodamas apžvalgos aikštelėje. Ar galiu trumpam sustoti? Noriu patikrinti stabdžius, kol dar nepasiekėme stačių šlaitų. Mano širdis pradėjo plakti greičiau, bet stengiausi išlaikyti ramų toną. Žinoma, saugumas pirmiausia. Rico išlipo ir nuėjo prie automobilio priekio, laikydamas įrankių dėžutę. Tuo metu per mano ausinę išgirdau detektyvo Mitchelo skubų balsą, jis tikrina stabdžių sistemą. Komanda 2, judėkite dabar, tačiau prieš tai, kai stebėjimo komanda galėjo mus pasiekti, Riko grįžo į vairuotojo sėdynę su patenkintu veidu. Viskas gerai, tarė jis. Pasiruošęs tęsti? Kitaip nei anksčiau Riko vairavo normaliu tempu, o aš sėdėjau įsitempęs laukdamas, kada įvyks stabdžių gedimas, kuris signalizuotų tikrąją jo bandymą nužudyti mane. Policijos stebėjimo komandos sekė mus atokiai, pasiruošusios įsikišti, kai kas nors nutiks. Tada, kai artėjome prie ypač pavojingų posūkių, Riko staiga pagreitino. Laikykis, pasakė jis, o jo balsas pasikeitė iš profesionalaus į plėšikišką. Tai gali būti įdomu. Jis smarkiai paspaudė stabdžių pedalą, bet nieko neįvyko. Automobilis vis labiau greitėjo, artėjant prie staigaus posūkio, už kurio buvo 60 metrų nuolydis. Riko veidas nuo kontroliuojamos grėsmės virto tikrą paniką, kai jis suprato, kad stabdžiai visiškai neatsako. Ką po velnių, murmėjo jis įsispraudęs pedalą ir bandydamas traukti avarinį stabdį. Tai irgi neveikia. Per mano ausinę vėl pasirodė detektyvo Mitchelo balsas, skubus, bet kontroliuotas. Stabdžių gedimas patvirtintas. Rico ir aš skriejome į priekį, kai jo planas ėmė byrėti. Policijos automobiliai jau artėjo, bet mes judėjome per greitai, kad kas nors galėtų mus pasivyti prieš posūkį. Riko, matydamas, kad likimas jo nešykštėjo, griebė durų rankeną, aiškiai ketindamas šokti iš judančio automobilio ir palikti mane mirti avarijoje. Tačiau kai jis truktelėjo už rankenos, nieko neįvyko, durys buvo užrakintos. Ką tu padarei? Jis suriko, jo veidas tapo baltas iš pykčio. Nieko, atsakiau, nors jau pradėjau suprasti, kas vyksta. Bet manau, kad turėtum žinoti. Detektyvė Mitchell siunčia tau sveikinimus. Riko veidas dar labiau išblyško, kai policijos automobiliai pasirodė priešais mus, sudarydami barjerą, kuris sustabdys mūsų mašiną prieš patekiant į pavojingus posūkius. Už mūsų dar daugiau policijos pareigūnų artėjo, uždarydami visus pabėgimo kelius. Kai mūsų automobilis pagaliau sustojo prieš policijos barjerą, supratau, kad Riko visiškai suvokė, jog pateko į spąstus. Stabdžių linijos buvo sabotiruotos ir tai padarė policijos technikai, užtikrinę, kad jo planas žlugtų būtent tuo tinkamu momentu ir vietoje, kad būtų surinkta maksimaliai įrodymų gausa. Riko Martinez, profesionalus žudikas, tiesiog prisipažino bandęs nužudyti mane, tuo pačiu metu būdamas filmuojamas slaptais kameromis ir fiksuojamas per daugybę stebėjimo prietaisų. O kur nors slėnyje žemiau Madison ketino sužinoti, kad samdyti ką nors nužudyti savo seserį praktiškai veikia geriau nei teoriškai. Riko Martinez, pasakė detektyvė Mitchell, atsiradusi prie jo lango su antrankiais. Tu areštuojamas už bandymą nužudyti, sąmokslą nužudyti ir federalinius organizuoto nusikalstamumo kaltinimus. Kai Riko buvo išvestas, supratau, kad mano sesers planas pasiteisino vienaip, kurios ji niekada nesitikėjo. Jis suteikė teisėsaugai pakankamų įrodymų, kad abu jiems būtų skirta ilga laisvės atėmimo bausmė. Ar kada nors patyrėte tokią išdavystę, kad ji pakeitė viską, ką manėte žino apie savo šeimą? Pasidalinkite savo mintimis komentaruose, nes ši istorija tik prasideda. Po 2 valandų sėdėjau detektyvės Mitchell kabinete, kai jos telefonas nuskambėjo su žinia, kad Madison buvo suimta mūsų sodyboje.
Akivaizdu, kad ji visą laiką vaikščiojo po turtą, obsesyviai tikrindama telefoną, laukdama patvirtinimo, kad aš mirusi. Vietoj to, ji gavo patvirtinimą, kad yra kvaila. Ji nuolat klausė sulaikančių pareigūnų, ar kalnų perėjime buvo pranešta apie avarijas. Detektyvė Mitchell sakė, purtanti galvą. Kai pareigūnai jai pasakė, kad ne, ji netgi pasakė, bet turėjo būti bent viena avarija iki šiol. Kartais galvoju, ar Madison paveldėjo visus grožio genus, o aš visus smegenų ląsteles. Remiantis šiandienos įvykiais, ši teorija vis labiau atrodo tikėtina. Kai Madison buvo atvežta į komisariatą su antrankiais, ji vis dar buvo įsitikinusi, kad Riko kažkaip nesugebėjo įvykdyti paprasto stabdžių sabotažo. Jos veido išraiška, kai detektyvė Mitchell parodė įrašus iš jos pokalbių su Riko, buvo neįkainojama. Tai buvo lyg stebėti, kaip kas nors suvokia, jog žaidžia šachmatais, kai visi kiti žaidžia šaškėmis. Madison sėdėjo apklausos kambaryje ir jo žodžiai skambėjo kaip šaltas balsas, kurį ji pati išgirdo, kai kalbėjo apie mano žudymą. Tai neįmanoma, vis kartojo ji, bandydama paneigti tai, kas aiškiai buvo pasakyta. Tie pranešimai išimti iš konteksto, bandė gintis. Bet detektyvas Mitchell su šaltu tonu nesuklydo, koks kontekstas daro stabdžių linijų gedimą tose posūkiuose nekaltą. Per valandą atvyko jos advokatas, brangus gynybos teisininkas, kurį ji buvo susisiekusi prieš kelias savaites. Tai rodo, kad ji jau ruošėsi galimybei būti sugautai. Protingas planas, bet baisus įgyvendinimas, įrodymai buvo akivaizdus. Jos pačios kompiuterio ekranuose rastos ekrano nuotraukos, garso įrašai, finansiniai pervedimai Riko, suklastoti dokumentai, kuriuos ji paruošė po mano mirties ir Riko prisipažinimas su išsamiomis jų planavimo susitikimų aprašymų detalėmis. Pone Weber, galiausiai pasakė advokatas, labai rekomenduoju aptarti kaltinimo pripažinimo susitarimą. Kaltinimo pripažinimo susitarimas? Madison balsas sudrebėjo. Už ką? Aš nieko blogo nepadariau. Net jos brangus advokatas žiūrėjo į ją, lyg ji būtų praradusi protą. Apklausos kambaryje buvo vienpusiškas stiklas ir aš stebėjau, kaip Madison per 2 valandas pereina per neigimą, pyktį, derėjimąsi ir visišką psichologinį žlugimą. Ji nuolat tvirtino, kad niekada nenorėjo, jog kas nors blogo nutiktų, kas buvo intriguojantis būdas apibūdinti profesionalaus žudiko samdymą. Kai detektyvas Mitchell parodė jai nuotraukas, kuriuose Riko kišasi į stabdžių sistemą, Madison pagaliau neišvengiamai sugriuvo. Jūs nesuprantate, ji šluostė ašaras. Man reikėjo pinigų. Dvaras mane žudo finansiškai. Vien mokesčiai už turtą siekia 12,000 per mėnesį. Negaliu sau leisti priežiūros, personalo, komunalinių paslaugų. Prarasiu viską, ką mama man paliko. Taigi jūs nusprendėte nužudyti savo seserį? Detektyvo Mitchell balsas buvo visiškai neutralus. Aš tiesiog norėjau, kad būtų teisinga. Scarlett gavo verslą, kuris uždirba milijonus. Aš gavau gražius pastatus, kurių priežiūra kainuoja turtus. Kaip tai teisinga? Taip. Akivaizdu, kad sprendimas paveldėti brangius turtus yra sesers nužudymas. Esu tikras, kad būtent to mama turėjo omenyje rašydama savo testamentą. Labiausiai šokiravo Madison visiškas nerūpestingumas dėl to, kad į viską įtraukė Emma. Kai detektyvas Mitchell paklausė apie traumatizavimą jos 8 metų dukters, Madison net pasakė, Emma turi suprasti, kad šeima rūpinasi šeima. Po šeima rūpinasi šeima jie akivaizdžiai turėjo omenyje, kad vaikai turėtų padėti savo mamoms planuoti nužudymus. Tokių tėvystės tikslų matyt nebuvo. Stebėdama savo seserį, kai jai buvo darytos pirštų atspaudų ir nuotraukų, kad būtų užfiksuota uždarimo akimirka, pajutau kažką netikėto. Gailestį. Neužtektinai, kad atleistum bandymą nužudyti, žinoma. Bet gailestį žmogui, kuris buvo tiek sugedęs, kad galvojo, jog nužudyti mane yra lengviau nei parduoti dvarą. Madison visada buvo išlepinta, bet niekada nesupratau, kad ji taip pat visiškai klaidingai supranta, kaip veikia pinigai, paveldėjimas ir paprastas žmogiškumas. Kitą rytą buvo numatyta pirmoji teismo sesija.
Madison bus laikoma be galimybės užstato, klasifikuojama kaip pabėgimo rizika dėl jos nusikaltimų apgalvotumo. Emma dabar buvo saugi, laikoma apsaugos režime, galbūt galiausiai mėgaudamasi taikiais nakties sapnais, kurių jai prireikė per pastaruosius mėnesius. O aš, vis dar gyvas, atrodė, kad tai labiausiai erzino Madison, labiau nei bet kuri kita šios situacijos detalė. Rytoj sužinosime, ar teisingumo sistema iš tiesų rimtai vertina bandymą nužudyti, kaip aš vyliausi. Teismo procesas vyko greičiau nei kas nors tikėjosi. Priežastis buvo dvi – Madison įrodymai buvo nepaprastai stiprus, o jos gynybos strategija – elgtis kuo labiau nepatraukliai prieš žiuri. Jos advokatas bandė teigti, kad Madison buvo laikina beprotiška dėl finansinio streso. Tai galėjo pasiteisinti, jei Madison nebūtų mėnesiais kruopščiai planavusi mano mirties, naudodama projektų valdymo įgūdžius. Damos ir ponai, sakė prokuroras atidarymo kalboje, tai nebuvo aistrų nusikaltimas. Tai buvo verslo planas, kurio tikslas nužudyti, ir jis nebuvo neteisus, Madison turėjo skaičiuokles. Prokuratūra rodė įrašus, kuriuose Madison aptarinėjo optimalų laiką, atsarginius planus, jei Riko sabotavimas nepavyktų, ir papildomas išmokas už paslaugas, jei aš išgyvenčiau pirmąjį bandymą. Ji planavo mano nužudymą su tokia pačia detalumo priežiūra, kaip dauguma žmonių planuoja vestuves. Riko, liudydamas kaip dalis savo susitarimo, detaliai aprašė jų susitikimus. Pasirodo, Madison jam pateikė mano tvarkaraštį, įprastas vairavimo maršrutus, mano transporto priemonės duomenis ir išsamius mano nuotraukas. Ji netyrinėjo geriausias vietas atsitiktinėms avarijoms ir išgyvenamumo rodiklius skirtingiems sužalojimams. Atsakovė buvo nepaprastai kruopšti. Riko teisme sakė, kad ji norėjo paruošti kelis scenarijus. Jei stabdžių gedimas nepavyktų, ji kalbėjo apie transporto priemonių gaisrus, avariją su kitais vairuotojais ir suklastotas vagystes, kurios baigėsi nesėkme. Madison, tiesą sakant, kūrė nužudimo meniu. Nors buvau beveik sužavėtas jos planavimo lygiu, tai vis dėlto buvo orientuota į mano žudymą. Gynybos atstovai patyrė nesėkmę, kai pakvietė Madison liudyti savo gynybai. Nepaisydama akivaizdžių savo advokato patarimų, ji įsitikino, kad turi pasisakyti ir išdėstyti tiesą. Aš niekada nenorėjau pakenkti Scarlett, ji ašarodama sakė žiuri. Aš tik norėjau to, kas man teisėtai priklauso, ir kas tiksliai jums teisėtai priklausė, paklausė prokuroras per cross-eksaminaciją. Verslas – tikroji palikimo dalis. Mano sesuo gavo viską vertingo, o man teko gražūs pastatai, kurių negaliu išlaikyti. Taigi jūs pasamdėte poną Martinės nužudyti savo seserį, nes norėjote jos palikimo? Aš to nevadinčiau taip, kaip jūs tai pavadintumėte. Madison atsistojo, aiškiai suprasdama, kad įkrito į spąstus. Aš sakyčiau, kad bandžiau ištaisyti neteisingą situaciją. Prokuroras leido šiai frazei pasilikti ore. Nužudydama savo seserį, užtikrindama, kad šeimos turtas būtų paskirstytas teisingiau, neteisėjas atrodė nepatikliai. Madison, jaunoji nusikaltėlė, stovėjo teismo salėje ir jo žodžiai, skambantys kaip skausminga melodija, skambėjo pasmerktai. Ji prisipažino dėl išankstinio nužudymo, bandydama paaiškinti, kodėl nieko nesijaučia kaltinama. Jos advokato veidas kaip vaivorykštė keitė spalvas nuo šoko iki pykčio, kol jis stengėsi įtikinti teismą, kad jo klientei reikėtų parodyti atlaidumą. Tačiau žiuri pasitarusi vos 3 valandas priėmė sprendimą. Madison buvo pripažinta kalta visais kaltinimais – sąmokslu nužudyti, bandymu nužudyti, nužudymo užsakymu ir finansiniu sukčiavimu susijusiu su suklastotais dokumentais. Riko, Madison bendrininkas, gavo 12 metų federalinėme kalėjime kartu su papildomais kaltinimais dėl organizuoto nusikalstamumo. Atrodo, jis nebuvo pirmas, kuris įklimpo į baisų nusikaltimų pasaulį. Madison kita vertus sulaukė 18 metų kalėjimo už savo nusikaltimus, be galimybės gauti lygtinį paleidimą pirmus 10 metų. Teisėjas, skelbdamas nuosprendį, matė, kaip Madison veidas nublanko iš nuostabos. Ji atrodė, tikėjosi švelnesnės bausmės kaip užstatymo ar socialinių paslaugų atlikimo. Jūsų garbė, ji pasakė, įsikeldama, nepaisydama advokato, kuris bandė ją sulaikyti. Manau, kad įvyko klaida. Aš esu čia auka.
Mano sesuo gavo vertingą paveldėjimą. Teisėja Weber šaltu tonu atsakė, jūsų sesuo gavo paveldėjimą, kurį užsidirbo per ilgus darbo metus. O jūs gauti būtent tai, ko nusipelnėte dėl savo pasirinkimų. Ši bausmė atspindi rimtumą bandymo nužudyti šeimos narį dėl finansinės naudos. Madison apeliacijos buvo pateiktos per mėnesį ir taip pat greitai atmestos. Pasirodo, įrašyti prisipažinimai ir samdomų žudikų liudijimai nesuteikė daug galimybių teisiniam manevravimui. Išeidama iš teismo pastato paskutinę dieną, suvokiau, kad Madison buvo teisi vienu dalyku – paveldėjimo paskirstimas tikrai nebuvo teisingas. Ji nusipelnė gerokai mažiau nei gavo. Po 3 mėnesių po Madison nuosprendžio sulaukiau skambučio, kuris sušildė mano širdį. Pone Anderson, kalbėjo ponė Thompson iš vaikų apsaugos tarnybos. Emma nuolat klausia apie jūs. Ji norėtų su jumis susitikti, jei turite laiko, per valandą buvau įstaigoje. Emma sėdėjo mažame žaidimų kambaryje, piešdama spalvotais pieštukais. Kai ji mane pamatė, jos akys atrodė lengvesnės, mažiau slegiančios nei per pastaruosius metus. Tetulė Scarlett jį tyliai pasakė ir puolė man į glėbį. Labas, brangioji. Kaip tu laikaisi? Geriau, ji paprastai atsakė. Psichologė Sarah Mitchell, kuri dirbo su Emma, prisijungė prie mūsų vizito. Ji paaiškino, kad Emma daro nuostabią pažangą gydyme, pagaliau galėdama apdoroti traumą, kurią nešiojosi. Emma buvo labai drąsi dalindamasi savo patirtimi. Daktarė Mitchell man sakė, kad Emma kalbėjo apie jausmus, kad yra atsakinga už šeimos paslaptis ir kad bijojo kalbėti, nes nenorėjo supykdyti nieko. Aš galvojau, kad jei kalbėsiu apie baisius kompiuterio pranešimus, mama turės problemų, Emma sušnabždėjo. Bet tada pagalvojau, kad jei nekalbėsiu, tu mirsi. Nežinojau, ką daryti. Mano širdis sudužo dėl tos mažos mergaitės, kuri buvo priversta rinktis tarp savo mamos apsaugos ir mano. Tu padarei teisingą dalyką, Emma. Tu išgelbėjai mano gyvybę, būdama pakankamai drąsi, kad pasakytum man tiesą, pasakiau jai, bandydama suteikti jai paguodos. Dėja, Mitchell sakė, mama padarė blogų pasirinkimų, bet tai nereiškia, kad aš esu bloga. Tu tikrai nesi bloga, brangioji. Tu esi nuostabi. Po kelių vizitų ir išsamių patikrinimų, teismo procesas dėl nuolatinės globos man prasidėjo. Madison tėvystės teisės buvo panaikintos dėl jos nuosprendžio ir psichologinės žalos, kurią ji padarė Emmai savo nusikalstama veikla. Sunkiausia akimirka buvo tada, kai socialinė darbuotoja paklausė Emmos, ar ji nori aplankyti Madison kalėjime. Ne, Emma atsakė iš karto, tačiau jos akys pasidarė neramios. Ar tai reiškia, kad aš esu bloga? Ji paklausė. Visai ne, brangioji, ją ramiau atkalbėjau. Tu neturi matyti nieko, kas tave gąsdina ar verčia jaustis nepatogiai. Dėja, Mitchell paaiškino, kad Emmos atsisakymas aplankyti Madison iš tikrųjų buvo sveikas ribų nustatymas, rodantis, kad ji mokosi prioritetizuoti savo emocinį saugumą. Daugelis vaikų esančių Emmos situacijoje jaučiasi kaltai, nes nenori matyti kalinčio tėvo, ji man pasakė privačiai. Emmos gebėjimas aiškiai įsakyti savo pageidavimus rodo didelį emocinį augimą. Galutinis globos posėdis buvo nepaprastai paprastas. Madison advokatas net nesipriešino mano peticijai. Pasirodo, ji jam buvo nurodžiusi nesipriešinti. Mano klientas mano, kad ši sutartis yra vaiko geroviai, jis pasakė teisėjui. Tai galbūt buvo pirmas nesavanaudiškas sprendimas, kurį Madison priėmė per daugelį metų ir jį priėmė iš kalėjimo kameros. Kai teisėjas Rodriguez oficialiai man suteikė pilną Emmos globą, pajutau kažką, ko nesu patyrusi nuo mamos mirties, gilę šeimos atsakomybės patirtį, kuri kyla iš pasirinkimo, o ne iš pareigos. Šaunu, kad tu tai padarei, Emma švelniai sušuko, kai išėjome iš teismo rūmų kartu. Dabar tu esi įstrigusi su manimi. Aš nusijuokiau prisimindama, kad ji tikrai plėtoja savo humoro jausmą. Esu tikra, kad aš esu laimingoji šioje sutartyje. Ta vakarą, kai Emma padėjo man gaminti vakarienę mūsų virtuvėje, ji staiga sustojo, maišydama padažą ir rimtai pažvelgė į mane.
Teta Scarlett, ar tu manai, kad mama manęs pasiilgs? Šis klausimas buvo toks nekaltas ir sudėtingas, kad turėjau atsisėsti prie virtuvės stalo, kad galėčiau tinkamai atsakyti. Manau, kad tavo mama tave labai myli, nors ji padarė siaubingų pasirinkimų. Bet Emma, kartais mylėti ką nors reiškia leisti jiems būti saugiems ir laimingiems su kuo nors kitu. Emma apmąstė tai, linktelėdama. Kaip tu mane mylėjai pakankamai, kad išgelbėtum mane nuo baisių paslapčių. Būtent taip. Baigdamos gaminti vakarienę, supratau, kad Madison planas pasisekė vienu būdu, kurio ji niekada nesitikėjo. Tai suteikė man šeimą, kurios niekada nežinojau, kad noriu. Skirtumas buvo tas, kad šį kartą ji buvo paremta tiesa, o ne paslaptimis, meile, o ne manipuliacijomis ir pasirinkimu, o ne pareiga. Emos transformacija per ateinančius mėnesius buvo tikras stebuklas. Tvirtai laikydamasi terapijos, turėdama stabilę namų aplinką ir galimybę kalbėti be baimės, ji pradėjo žydėti, tapdama pasitikinčia savimi, kalbiai vaikų, kuriuo visada buvo viduje. Daktaras Mitčelis paaiškino, kad 5 metai, praleisti su pasirinktu mutizmu, buvo traumos atsakas į emocinį chaosą, kuris vyko Madisone. Vaikai dažnai nutyla, kai bando apdoroti per didelės situacijas, jis man sakė per vieną iš mūsų mėnesinių patikrinimų. Emma saugojo save, nekalbėdama, tačiau tuo pačiu ir baudė save už tai, kad žinojo dalykus, kurių jos nuomonė neturėjo žinoti. Lūžis atėjo terapijos sesijos metu, kai Emma pagaliau papasakojo apie pirmą kartą, kai išgirdo, kaip Madison kalbėjo apie tai, kad nori atsikratyti manęs. Aš turėjau miegoti, pasakojo Emma daktarui Mitčeliui, o aš klausiau iš stebėjimo kambario. Tačiau mama kalbėjo labai garsiai telefonu, kaip tetutė Scarlett turėjo per daug ir turėjo dalintis. Tada ji pasakė, kad galbūt yra būdų, kaip užtikrinti, kad dalymasis įvyktų greičiau. Emma buvo 6 metų, kai pirmą kartą išgirdo savo motiną kalbant apie planus mane sužaloti. 2 metus ji nešėsi šią žinią, nesuprasdama visiškai, ką tai reiškia, bet jausdama, kad tai pavojinga ir neteisinga. Maniau, kad jei nekalbėsiu apie tai, galbūt tai neįvyks, paaiškino Emma. Bet tada tai tapo vis baisiau ir aš galvojau, kad jei visai nekalbėsiu, galbūt niekam nenutiks nieko blogo. Vaikas iš tiesų atsisakė savo balso, bandydama užkirsti kelią savo motinai įvykdyti nusikaltimą. Šios aukos svoris privertė mane verkti valandas po tos sesijos. Tačiau dabar gyvenant aplinkoje, kur tiesa buvo saugi, Emma vėl atrado savo balsą ir suprato, kad turi daug ką pasakyti. Tetutė Scarlett, ji pranešė vieną rytą pusryčių metu. Aš nusprendžiau, kad noriu išmokti groti pianinu, tai skamba nuostabiai. Ar yra tam kokia nors priežastis? Na, aš buvau tokia tyliai ilgą laiką, kad dabar noriu skleisti kuo daugiau triukšmo. Pianinas atrodo kaip geras pradžia, aš ją iškart užregistravau pamokoms. Emma taip pat pradėjo užduoti klausimus apie verslą, parodydama tikrą smalsumą apie papuošalų dizainus ir skirtingų brangakmenių istorijas. Ji turėjo akį spalvai ir detaliai, kuri priminė man mamą. Ar galėčiau gal kada padėti, ji paklausė vieną popietę, kai dirbu prie dizaino eskizų namuose. Aš pažadu, kad nesulaužysiu nieko brangaus, manau, kad tai galima sutvarkyti. Stebėti, kaip Emma atranda savo asmenybę ir pomėgius, buvo lyg stebėti gėlę žydinčią greituoju režimu. Ji buvo juokinga, įžvalgi, neįtikėtinai išmintinga savo amžiui ir visiškai nebijojo išsakyti nuomonės. Manau, kad šis vėrinys atrodytų geriau su mėlynomis akmenimis, o ne žaliomis, ji man pasakė, žiūrėdama į klientų prezentaciją. Žalia verčia žmonės galvoti apie blogus jausmus, o mėlyna – apie ramybę, ji nebuvo neteisi. Aš pakoregavau dizainą ir klientui tai labai patiko. Emma terapijos seansai buvo sutelkti į pasitikėjimo savimi ugdymą socialinėse situacijose. Ji buvo praleidusi tiek metų vengdama bendravimo su kitais vaikais, kad dabar, kai pagaliau atvėrė savo širdį, atrodė, jog jo žodžiai liejasi laisvai. Jos kalbos terapeutė sakė, kad Emma tarsi sudarinėjo pilnas pokalbių schemą savo galvoje, laukdama saugios erdvės joms išsakyti. Mokykloje Emma greitai susirado draugų ir tapo žinoma kaip viena iš bendraujančių vaikų klasėje. Mokytoja pastebėjo, kad ji turi beribį pasakojimų lobyną, tarsi stengtųsi atlyginti už tylos metus.
Tačiau didžiausias pokytis įvyko vieną spalio vakarą, praėjus 6 mėnesiams po to, kai Emma visam laikui persikėlė gyventi pas mane. Mes kartu skaitėme prieš miegą, kai Emma staiga sustojo vidury puslapio ir pažvelgė į mane rimtu veidu. Ar galiu tavęs paklausti kažko svarbaus? Žinoma, ar būtų gerai, jei vietoj tetos Scarlett aš tavęs vadinčiau mama? Mano širdis sustingo. Emma, tai mane labai nudžiugintų. Bet ar tu tikrai tuo tikra? Aš tikra. Mamytės yra tos, kurios rūpinasi tavimi, myli tave ir saugo. Tu darai visus tuos dalykus. Madison mane pagimdė, bet tu esi mano mama. Aš ją stipriai apkabinau, jausdama pilnatvę, kurios net nebuvo žinojusi, kad trūksta mano gyvenime. Aš irgi tave myliu, brangioji. Man didelė garbė būti tavo mama. Ta naktį ilgai nemigau, galvodama apie tai, kaip Madison žiaurumas netyčia atvedė mane į nuostabiausią santykį, kokį kada nors buvau patyrusi. Emma, vadindama mane mama, nesiekė išstumti Madison iš mano gyvenimo, tai buvo apie meilės ir saugumo pripažinimą, kurio ji nusipelnė. Kartais geriausios šeimos yra tos, kurias sukūrėme iš sulūžusių dalių. Pavasarį Emma ir aš jau buvome įsitvirtinusios natūraliame ritme. Ji jau keletą mėnesių vadino mane mama ir šis žodis niekada nesensta. Priešingai, jis kasdien primindavo man, kad geriausios gyvenimo dovanos dažnai kyla iš blogiausių aplinkybių. Juvelyrikos verslas klestėjo labiau, nei kada nors buvau įsivaizdavusi, kai mama pirmą kartą man jį paliko. Mūsų tarptautinė plėtra atvėrė rinkas 12 šalių, o mes neseniai buvome paminėti Vogue straipsnyje apie besikūrenčias prabangos prekes. Sėkmė atrodė kitaip dabar, kai turėjau su kuo ją pasidalinti. Mama, sakė Emma vieną šeštadienio rytą, kai kartu peržiūrėjome dizaino eskizus, ką mes darysime su Madison namu. Jis tiesiog stovi tuščias, ji buvo teisė, pritariau. Šis dvaras buvo apleistas nuo Madison sulaikymo, sukeldamas išlaidas ir priežiūros rūpesčius, bet neturėdamas jokios prasmės, išskyrus šeimos disfunkcijos priminimą. Ką tu manai, ką turėtume su juo daryti? Emma rimtai apsvarstė šį klausimą. Galėtume jį parduoti ir pinigus atsidėti mano koledžo fondui. Taip kažkas gero atsiranda iš kažko blogo, 8 metų ir jau protingesnė nei dauguma suaugusiųjų, kuriuos pažinojau. Būtent tai ir padarysime, parduoti Madison dvarą buvo simboliška taip, kaip net nesitikėjau. Nekilnojamojo turto agentas įvertino jos vertę šiek tiek daugiau nei $1 milijoną, atsižvelgdamas į atidėtus priežiūros kaštus. Su šiais pinigais įsteigiau Emma mokymosi fondą, užtikrindamas, kad ji niekada nesusidurtų su tomis finansinėmis kliūtimis, su kuriomis man teko susidurti universitete. Tačiau svarbiausia buvo tai, kad pardavus dvarą pagaliau galėjome persikelti į namą, kurį Emma paveldėjo iš mamos, kaimo namą, kur Madison santechnikos avarija pradėjo visą šį košmarą. Šis namas buvo tobulas mums, pakankamai erdvus, kad Emma galėtų augti, ir pakankamai mažas, kad jaustųsi jaukiai ir patogiai, apsuptas sodų, kuriuose ji galėtų bėgioti ir žaisti, be šeimos lūkesčių svorio. Noriu pasodinti daržovių sodą, pirmąjį savaitgalį naujame name paskelbė Emma. Ir gal keletą gėlių, kurios pritrauktų drugelius, skamba puikiai, atsakiau su šypsena. Tyrinėdami aplinką kartu, Emma atrado seną papuošalų dėžutę, paslėptą spintoje, kurioje anksčiau buvo mamos darbo kambarys. Žiūrėk, mama, čia kažkas viduje. Dėžutėje buvo laiškas mamos rašysena, adresuotas mano būsimai anūkei. Emma akis žibėjo, kai pradėjau jį skaityti. Kad ir kas tu būtum, iš kur tu atėjai, tikiuosi, kad mylėsi šį namą taip, kaip jį mylėjau aš. Užpildyk jį juoku, supilk sodais ir prisimink, kad šeima ne visada yra apie kraują. Kartais tai yra apie pasirinkimą ir meilę bei drąsą saugoti tai, kas svarbiausia. Emma prisiglaudė laišką prie krūtinės. Atrodė, lyg močiutė žinotų, kad mes čia kartu pabaigsime. Galbūt ji ir žinojo. Mama visada buvo jautri žmonių tikrai prigimčiai. Ta vakarą, kai Emma grojo pianinu svetainėje, ji pažengė neįtikėtinai greitai ir dirbo su supaprastinta mėnesieno sonatos versija. Aš sėdėjau mamos darbo kambaryje ir peržiūrėjau verslo ataskaitas. Papuošalų kompanija generavo daugiau pajamų nei bet kada anksčiau.
Mūsų individualūs kūriniai buvo užsakyti 18 mėnesių į priekį ir neseniai pasirašėme išskirtinį sutartį su 3 dideliais prabangos mažmenininkais. Sėkmė atrodė kitaip, nei tikėjausi. Vietoje atpildo ar pasididžiavimo jaučiau dėkingumą. Dėkingumą už darbą, kurį mylėjau. Už dukterį, kuri pripildė mano gyvenimą džiaugsmu, ir už tai, kad išgyvenau Madison bandymą sunaikinti viską, ką buvau sukūręs. Mama, sušuko Emma iš svetainės. Ateik, pasiklausyk, radau ją grojančią melodiją, kurios nesu girdėjęs kažką, ką ji pati sukūrė. Tai buvo gražu, pakankamai sudėtinga, kad būtų įdomu, ir pakankamai paprasta, kad būtų elegantiška, su džiaugsmu, kuris atrodė apimantis viską gerą apie mūsų naują gyvenimą. Tai nuostabu, brangioji. Kas tave įkvėpė? Galvojau apie tai, kaip dabar esame saugus, paprastai atsakė ji. Ir kaip malonu kurti muziką, o ne laikyti paslaptis. Klausydamasis Emmos grojimo, suvokiau, kad Madison planas nepavyko visais įmanomais būdais. Ji norėjo pavogti mano palikimą ir sunaikinti mano gyvenimą. Vietoj to ji prarado savo laisvę, dukrą, namus ir bet kokias teises į šeimos palikimą, kurio, kaip manė, nusipelnė. Tuo metu mano gyvenimas pasikeitė, turėjau dukrą, sėkmingai plėtojau verslą ir sukūriau tokią šeimą, apie kurią visada svajojau, nors niekada nemaniau, kad galėsiu ją turėti. Kartais geriausia keršto forma nėra kerštas. Kartais tai tiesiog gyvenimas kupinas džiaugsmo. Praėjus 2 metams stovėjau mūsų kaimo namo virtuvėje, stebėdamas, kaip Emma gaudo drugelių sode, kurį ji pati pasodino ir puoselėjo. 10 metų amžiaus ji buvo pasitikinti savimi, laiminga ir visiškai nepanašiai tą traumuotą tylų vaiką, kuris anksčiau tyliai šnabždėjo baisius paslaptis mano koridoriuje. Verslas, kurį pradėjau su vienu mažmeniniu pardavimu, išaugo gerokai daugiau, nei galėjau tikėtis. Dabar turėjome prekybos partnerių 23 šalyse ir neseniai buvau pakviestas pasisakyti tarptautinėje prabangos prekių konferencijoje apie autentiškos prekės kilmės kūrimą. Įmonė, kurią mama pradėjo su viena parduotuve, dabar generavo 8 skaitmenų metinės pajamas. Tačiau žiūrint, kaip Emma juokėsi, kai monarvų drugelis nutūpė ant jos ištiestos piršto, man priminė, kad tikrasis sėkmės matas nėra pinigai ar tarptautinis pripažinimas. Tikrasis pasiekimas buvo vaiko juoko skambesys namuose, kurie anksčiau simbolizavo izoliaciją ir pareigą, dabar tapusius namais pastatytais ant pasirinkimo ir meilės. Mama, sušuko Emma, bėgdama link virtuvės durų. Drugeliai labai mėgsta levandas, kurias pasodinome. Ar kitą pavasarį galime pasodinti dar daugiau? Žinoma, tai tavo sodas. Gali sodinti viską, kas tave džiugina. Emma šypsojosi ir vėl grįžo stebėti drugelių, visiškai užtikrinta, kad jos nuomonė svarbi ir jos norai bus gerbiami. Prieš 6 mėnesius Emma gavo pirmą ir vienintelį laišką iš Madison kalėjime. Ji jį perskaitė atidžiai, tada perdavė man be komentarų. Aš tave kasdien pasiilgstu, rašė Madison. Tikiuosi, kad vieną dieną suprasi, kad viską, ką padariau, buvo dėl to, kad tave myliu ir norėjau užtikrinti tavo ateitį. Net būdama kalėjime, Madison bandė perrašyti istoriją, vaizduodama save kaip atsidavusią motiną, o ne kaip žmogų, traumavusi savo dukrą planuojant nužudimą. Emma parašė trumpą atsakymą, tikiuosi, kad gauni pagalbos suprasti, kodėl tavo pasirinkimai skaudina žmones. Dabar esu saugi ir laiminga. Galbūt vieną dieną galime pasikalbėti, kai išmoksi pasakyti tiesą. Emma buvo protinga beyond her years ir visiškai nesidomėjo Madison auka. Madison apeliacijos buvo visos išnaudotos. Jie atliko 18 metų bausmę be galimybės lygtinio paleidimo dar 7 metus. Pagal jos kalėjimo įrašus ji 2 kartus buvo įkalinta į vienutę už bandymus manipuliuoti kitais kaliniais, kad šie darytų grasinančius skambučius mano verslui. Kai kurie žmonės niekada nesimoko. Riko Martinez mirė federalinėme kalėjime vos po metų, kai pradėjo bausmę. Atrodo, kad tapo kitų kalinių, kurie nevertino profesionalių žudikų auka. Jo mirtis nesukėlė man jokio pasitenkinimo, bet ir liūdesio nejaučiau. Jis pasirinko savo kelią. Emma ir aš kas kelis mėnesius lankydavome mamą kapinėse, nešdamos šviežių gėlių ir pasakojimus apie verslą bei mūsų bendrą gyvenimą.
Emma mėgo pasakoti paminklo akmeniui apie savo fortepijono pažangą, sodą ir knygas, kurias skaitė. Manau, kad močiutė būtų mumis didžiuojasi, sakė ji per mūsų paskutinį apsilankymą, atsargiai dėdama geltonas rožės aplink paminklą. Esu tikra, kad taip ir būtų. Ta vakarą, kai Emma praktikuodavo fortepijoną svetainėje, mano telefonas paskambėjo su naujienomis, kurios prieš 3 metus mane būtų sukrėtusios, tačiau dabar vos pažadino emocijas. Merson, čia socialinė darbuotoja iš moterų pataisos įstaigos. Skambinu, kad praneščiau, jog tavo sesuo Madison Weber buvo paguldyta į ligoninę po to, kas atrodo kaip savižudybės bandymas. Akimirką sustingau, apmastydamas informaciją, kuri atrodė tiek šokiruojanti, tiek neišvengiama. Ar ji bus gerai? Ji stabiliai jaučiasi. Bandymas nebuvo rimtas, labiau kaip šauksmas pagalbos, teigė medicinos personalas. Ji prašė pamatyti savo dukrą. Tai neįmanoma, tvirtai pasakiau. Emma nesidomi vizitu ir aš nespaudžiu jos keisti nuomonės dėl Madison emocinės manipulacijos. Suprantu. Norėjau tave informuoti, nes esi Emmos teisėta globėja. Po skambučio sėdėjau mamos darbo kambaryje, galvodamas apie tai, kaip skirtingai žmonės reaguoja į pasekmes. Emma, patyrusi traumą, rado savo balsą ir sukūrė stiprybę. Madison, susidūrusi su atsakomybė, bandė manipuliuoti iš kalėjimo. Emmai nepasakojau apie Madison ligoninėje. Ji nusipelnė gyventi be nuolatinio savo biologinės motinos psichologinės dramos svorio. Vėliau tą naktį, kai paguldžiau Emmą į lovą, ji pažvelgė į mane rimtų žvilgsnių, kurį dėvėjo, kai apmastydavo svarbias mintis. Mama, ar kada nors galvoji, kaip viskas būtų kitaip, jei Madison nebūtų bandžiusi tave sužeisti? Kas tave privertė taip galvoti? Paklausiau. Galvojau, kad jei ji nebūtų darusi tų baisių dalykų, gal dar gyvenčiau su ja, laikydama paslaptis ir nesikalbėdama. Taigi galbūt kas nors gero atsirado iš ko nors blogo. Ką turi omeny? Pasidomėjau. Turiu omeny, galbūt man reikėjo būti išgelbėtai, net jei tai įvyko baisių būdų. Galbūt dabar esu ta, kuo visada turėjau būti, stipriai ją apkabinau, stebėdamasi šios mergaitės gebėjimu surasti prasmę ir dėkingumą aplinkybėse, kurios sugriovė daugumą suaugusiųjų. Tu esi tik tai, kuo turėjai būti, mieloji, ir kiekvieną dieną esu dėkinga, kad radome vieną kitą. Kai Emma pamažu užmigo, aš perėjau pro mūsų namus, dabar tikrai mūsų, pripildytus muzikos, juoko ir tokios ramybės, kuri ateina iš to, kad kuri kažką autentiško, o ne paveldėti kažką tuščio. Madison norėjo nužudyti mane dėl palikimo, kurio jos manimų nevertinau. Vietoj to, ji prarado viską, suteikdama man šeimą, kurios niekada nežinojau, kad noriu. Ji liko kalėjime. Jokių paveldėjimų, jokios dukros, jokios ateities, jokios palikimo, išskyrus sunaikinimą, kurį ji sukėlė. Aš tapau būtent ta, apie ką ji mane kaltino. Dukra paveldėjusi viską, sukūrusi kažką nuostabaus, tačiau atsisakanti dalinti su tais, kurie labiau linkę griauti nei kurti. Tačiau dabar aš žinojau, kad viską, ką turėjau, užsitikrinau savo jėgomis ir pastangomis. Ši patirtis man nebuvo nauja, ji atnešė gausybę emocijų, prisiminimų ir pamokų, kurias buvau priversta išmokti. Galbūt mano kelias buvo sunkus, tačiau jis taip pat buvo ir skaudžiai gražus. Pasaulis aplink mane dažnai atrodė tamsus, kai įgijau gebėjimą matyti žmonių tikrasias veido išraiškas, kai jie užsimerkė prieš mano pasiekimus. Tačiau aš žinojau, kad mano pasiekimai buvo mano. Aš juos sukūriau ir juos puoselėjau. Jei ši istorija palietė jūsų širdį, nepamirškite paspausti patinka ir užsiprenumeruoti, kad gautumėte daugiau tikro gyvenimo istorijų apie šeimos išdavystės ir atrandant stiprybę, kurios niekada nežinojote turintys. Pasidalinkite savo patirtimi komentaruose žemiau. Kartais, dalindamiesi savo istorijomis, galime pasveikti nuo skausmo, kurį patyrėme.